Jūs plačiai visuomeniai žinomas nuo sąjūdžio įvykių, kai buvo prasidėjo sąjūdis, atgimimas, sausio įvykiai, jūs dirbo tuo metu Nuklone. Kas tai buvo per veikla jūsų, koks jūs buvot Nuklono darbuotojas ir kaip ten klostėsi su sąjūdžiu tuo metu? Na, jeigu pradėti taip nuo pačių pradžių, tai esu gimęs Šiauliuose, tikras šiaulietis ir tremtinių šeimoje gimiau. Tetos vyras prieškaryje buvo 8 pėstininkų pulko kunigaikščio Vaidoto sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos vadas, kapitonas. Šeima dėl to buvo ištremta Sibire ir daug ką šeimoje nuo mūsų jaunųjų slėpė. Aišku, apie tą tremtį buvo kalbama, bet saugusieji mus saugojo nuo tokių daugiau informacijos, bijojo, kad iš vaikystės kažko nepasakytume. Na, o nemažai ir mokykloje buvo moksleivių, klasiokų, kurie buvo iš tremtinių šeimų. Tai truputį tokios nuotaikos buvo, nepriklausomybės laikus apie tai šiek tiek žinojom. Aišku, tas sovietmetis buvo toksai, kaip pasakyti, labai istorijos daug ir buvo slepiama, mes nežinojom to dalyko. Na, o teko man baigus Šiaulių politechnikumą gauti paskyrimą dirbti vairo gamyklą. Ten pradirbau neilgai meistru, paskui vedžiau. Na, aišku, reikėjo gyventi tuo metu, reikėjo, kad gauti didesnį atlyginimą, nes atsirado šeima. Tai perėjau tada dirbti į televizorių gamyklą, ten pradirbau beveik 7,5 metų ir paskui išėjau į Nuklono gamyklą, nes tuo metu išėjęs bendradarbis jau buvo brigadininkas ir pasiūlė, kad ten didesnį atlyginimai ateik dirbti. Nu, pas mane techninis išsilavinimas, tai Nuklono gamykloje ir kaip tik pradėjau prieš sąjūdį dirbti. O kelinti metai buvo Nuklone? Nuklone buvo 87 metai. Jau praktiškai tai buvo ruduo prieš 88 metus. Ir kaip tik tada buvo dar ir gamykloje direktoriai keitėsi. Žinau, kad buvo jau tada Gorbačiovo laikotarpis, amžinatilsis Slonina tada buvo išrinktas, nu, teisingiau kaip sakoma, paskirtas, bet ten jau tuo metu tokia demokratija darė, kad daug kas balsavo, kas turėtų būti direktorius. Bet ten jau, matyt, buvo aukščiau nuspręsta, tai Slonina tapo direktoriumi. Na ir atėjus 88 metam, čia jau prasidėjo Vilniuje mitingai, sužinojom, kad ten jau žmonės sujudė, buvo, aišku, labai skurdžiai pranešta tuometinės sovietinėse laikraščiuose, bet sužinojom, kad čia Šiauliuose vasarą jau renkasi mitingas Šauliuko aikštėje. Tai kaip tik atėjau tuo metu, pamačiau, kad, aišku, žinau, kad tuo metu buvo neleidžiama trispalvės vėliavas, bet jau atsirado pirmas vėliavas ir pradėjo žmonės kalbėti apie persitvarkymą, apie atvirumą, kad reikia viską, kaip sako, sovietiniais laikais sakė glasnost, reikia ten kelti negerovės. Daug ką teko ir tada tuo metu jau skaityti, jau daugiau leido spauda ir ta centrinė Maskvos. Tai buvo tokia vienas iš literatūrinė gazeta laikraštis, jis daugiau jau tokius leido tas, kas buvo slepiama. Apie Stalino ten nusikaltimus, apie represijas, apie Chruščiovo tada kaip darbininkus pokaryje su tankais traiškė. Tai tokie dalykai buvo jau paskelbti po truputį, nu, aišku, ne viskas, bet kai kurie duomenys. Na ir ta visuomenė sujudus buvo, tai kai atėjau į tą aikštę, pamačiau trispalvės, irgi kėlėm tokį klausimą. Tai atsimenu, kad
aš nusinčiau raštelį, ten klausimų buvo tuo metu mitingė, aš nusinčiau Ozolui Romualdui laiškelį, kodėl nekalbama apie Rainių žudynės. Ir Ozolas nieko neatsakė, aš paskui priejau kaip tik po mitingo prie jo ir sakau, kodėl, sakau, apie tą klausimą, sakau, aš uždaviau, niekas nesako. Sako, dar ne laikas, dar anksti, nes tik sąjūdis dar nebuvo net Šiauliuose susikūręs. Tai ir paskui pasakė, sako, jeigu domina, teik, sako, mes bus renkamas tuo metu, kaip ir pasakė, inžinierių namuose susirinkimas šiauliečių. Na ir aš tada atėjau į inžinierių namus. Aišku, ten daugumą kalbėjo inžinieriai, inteligentai, dailininkai, aktoriai, visi ten režisieriai. Na ir aš beklausydamas taip ir išėjau, pasakyti žodį, sakau, palaukit, sakau. Vienas dalykas, sakau, jūs visi kalbat, tie, kurie esate aukščiau, bet sakau, niekas nekalbat apie darbininko reikalus. Aš tuo metu, aišku, jau dirbau Šalkalviu Nuklone, o didelė dalis iš Nuklono tuo metu susibūrusio grupė tai buvo inžinieriai. Tai jie ir pasakė, tai sako, tu tada ir ateik į tą sąjūdį. Tai dar tuo metu iškėliau klausimą, kas ir dabar šiuo metu aktualu, kad labai tuo metu buvo rusinama, nes mano sūnus tuo metu buvo 6-metis, tai kas užgavo tai, kad turėjo per 6-metis išmokti per metus tuos paruošiamuko, turėjo išmokti 9 rusiškus eilėraščius ir tik 3 lietuviškus. Tai aš tada iškėliau irgi klausimą, tai sakau, čia gaunasi rusinimas mūsų, kodėl nešnekama lietuviškai. Dabar, aišku, truputį atvirkščiai yra daugiau anglų kalba, o lietuvių kažkodėl vėl irgi po truputį mes į savo kalbą įsileidžiam svetimybės ir užmirštam tą savo kalbą. Na ir po to mane po tų pasisakymų atsitiktinai įtraukė į tą iniciatyvinę grupę, nes kažkas, kas buvo išrinkta į tą iniciatyvinę grupę, 2 žmonės atsisakė. Tai tada pasakė, kad vat yra nuo darbininkų atstovas, tegul būna. Na taip ir pradėjom. Pirmieji susirinkimai mūsų buvo čia Šiaulių pedagoginėme, tuo metu jis buvo dar institutas vadinasi, ne universitetas. Taip po truputį tą iniciatyvinę grupę įsivažiavom, tie žmonės, prasidėjo pirmieji organizuoti mitingai čia Šiauliuose, roko maršas buvo, tai ir mane, kadangi aš jau buvau iš tų jaunesnių, tai paskyrė susirasti jaunimą ir būti žaliaraiščių vadu, kurie užtikrintų to mitingo apsaugą. Na, nuo to ir prasidėjo ta veikla. Aišku, vėliau pradėjo kurtis darbininkų sąjūdis Lietuvos, tai Voka kaunietis organizavo, tai mes su Rimantu Lazdynu, vienu iš tų iniciatorių amžinatilsis dabar, tai tuo metu ir pradėjome tą veiklą daugiau. Dar buvo, man atrodo, ir iš inžinierių buvo darbininkų grupėje buvo Kurklietis. Tai vat ir mes tas trijulę kažkaip daugiau pradėjom burti aplink save darbininkus, na ir va ta grupelė tokia daugiau atstovavo darbininkišką grupę sąjūdį. Aš truputį kelis klausimus, jeigu galima, užduosiu. Nu, pirmiausia, dabar iš to, ką tik pasakėt, plaukė klausimas. Jūsų paminėti Kurklietis berods ir, reiškia, Lazdynas. Lazdynas socialdemokratas po to buvo, Kurklietis, man atrodo, irgi į kairę nuėjo. O jūsų kaip po to susiklostė tas, vat, į kairę, į dešinę jūs? Na, mano tas, kaip pasakyti, daugiau aš stengiausi į tas tokias grupės, sąjūdis kaip ir buvo bendra žmonių tokia grupė, nes jie buvo įvairių. Pas mums sąjūdė buvo ir komunistai tuo metu Lietuvos, ir buvo nepartiniai, tai dalis bandė iš karto pradžioje organizuoti ir demokratų partiją, tai kaip tokia kaip pirmoji, čia buvo Laisvės lyga buvo. Na, po truputį mane visur kvietė, bet aš taip dar žiūrėjau kažkaip atsargiai, nes sąjūdis buvo bendra tokia jungianti jėga Lietuvoje. Na, taip ir palikau. Ko gero, į jokias partijas nesijungiau, nes vat ir antrajam sąjūdžio suvažiavime, kai buvo keliamas klausimas
ar nereikia nepriklausomybės tuo metu kūriamą partiją padaryti, kad visi būtų toje nepriklausomybės partijai. Ten tada organizavo, kiek aš atsimenu, Čepaitis, Landsbergis. Tai aš buvau, tada irgi pasakiau net ir suvažiavime griežtai, kad nereikia daryti vėl naujas komunistų partijos, kad visi vėl jungtųsi į vieną partiją. Na, iš dalies taip ir buvo, kad išsiskirstė tos žmonės pagal savo tos pažiūras, nuėjo į skirtingas partijas, aš taip ir likau, nes man buvo iškeltas ir klausimas, kada pradėjo kurtis, čia gal vėliau papasakos, kai pradėjo kurtis kariuomenė, man buvo iškeltas klausimas, kad aš priklausau kažkokiai politinė organizacijai. Ir stojant į kariuomenę Lietuvos, aš turėjau parašyti pasižadėjimą, kad kažkokiai politinė organizacija nebepriklausau. O jūs dar esat statutinis asmuo? Ne. Ne. Šiuo metu nesu statutinis asmuo ir tik tai kariuomeniai, kai buvau jau grinai, kai perėjau į kariuomenę profesionalų, jau tada, kai pasirašiau, kad nepriklausau, taip ir netapau jokios partijos nariu. Iš dalies gal ir gerai, tą matau, nes yra įvairių krypčių žmonės turi ir man tos ir pačiuose tose partijose vyksta ten intrigos ir rietenos, tas man yra nepriimtina. Aš manau, kad vis tiek turim bendrai dirbti Lietuvai ir čia tas, tų nuomonių įvairovė gali būti. Bet ir man bėgiojimas iš vienos partijos į kitą nepriimtina. Aš labiau gerbiu tos žmonės, kurie, kad ir gal ir man nepriimtina partiją palaiko. Aš sakykime, gal taip labiau esu toks į dešinę pusę pažiūrų. Bet nesu partinis. Bet aš matau, kad ir tuose partijose iš vienos į kitą laksto žmonės. Na tai, kaip pasakyti, aš manau, kad garbės tam žmogui neprideda. Dabar norėtųsi vėlgi ten daug išplaukia iš klausimų iš to, ką jūs prieš tai paminėjote, tokių įdomių dalykų yra, pavyzdžiui, kiek metų jums buvo, kai jūs 87 metais, kai prasidėjo sąjūdis, kokio jūs amžiaus žmogus buvote? Aš buvau... Geras klausimas, dabar reiksiu skaičiuoti. 59 gimimo. Tai sakykime, aš buvau apie 29 metų, jie 29 metai. Nebe jaunuolis. Nu, nebe jaunuolis, jau ir šeimą turėjau, ir jau buvo 2 vaikai. Tai taip, kad buvo rūpestis ir šeima, viskas, bet kažkaip tai po to ir dabar dar žmona sako, kad kai įsivėliai į tą politinį judėjimą, paskui kariuomenę, taip šeimoje beveik ir nematėm tave, sako. Nu, toks, aišku, tu kažką tai turi, norint pasiekti, turi kažką aukoti, o tuo metu tas buvo užsidegimas atkurti tą nepriklausomybę, nes giminiai vis tiek mes šnekėjom, kad reiktų tą Lietuvą atstatyti. Buvo tarp mūsų. Jūs formavo šeimoje tam? Kaip pasakyti, daugiau aš... Amžinatelis mano dėdė, jisai buvo, kai vėliau jis man papasakojo, kai aišku atgavom nepriklausomybę, jisai irgi tas liepė, nes jis buvo čia Šiaulių rajone, buvo Lietuvos laisvės armijos jaunimo grupės, pogrindinės grupės narys. Tai jis tą dalyką man papasakojo, jo buvo ryšiai ir su partizanais ir tokia būdavo nuostata, kad nereikia to rusų okupacijos, reikia savo valstybę, nu tai toks, aišku, tuo metu dar, kol neprasidėjo tas sąjūdis, mums atvirai truputį saugojo, kaip aš sakau, tą jaunimą, nes kad mes buvom karšti, kad ko nereikia, nepasakytumėm. Nu, o tokie dalykai Šiauliuose augot, ar ne? Taip. Nu, būdavo, kaip sakydavo, ten kiemas lietuviai su rusais kartais muždavosi, tokie dalykai būdavo, arba būdavo, nu, kaip kažkas klausydavosi Amerikos balso, nu, tokie, sakykime, ne disidentiniai dalykai, bet tokie truputį, pasipriešinimas šioks toks. Ne, tai, Amerikos balso to buvo, tai buvo aptariama ir kaip aš ir jaunimas bandėm gaudyti, aišku, ten buvo sunku, nes šitam centriniam parke buvo ir tasai trukdymo aparatūra ir antenos stovėjo, bet vis tiek bandydavom pagauti, iš Amerikos mes nemažai gaudėm. Bet daugiau gal kaip jaunai man labiau domino, ypač vėlai vakare gaudydom Liuksemburgo radiją, nes tai mėgom roko muziką,
kas būdavo sunkiai pasiekiama čia, nes tų jau tikrų plokštelių, ten tokių su užsienio gerom grupėm gaudavo, tik tai kas parsiveždavo, jūreiviai parveždavo, platindavo, ten tokie spekuliatyvinės buvo tos plokštelės. Na ir vien ta muzika irgi, juk daug ką jaunimo jungė, ta muzika rokas, kurią nenorėjo pripažinti komunistiniai veikėjai, visų tų dalykų. Na, dar be to, kas ten dar buvo, užsiminėjom, aišku, sportavau, tų sporto visokių teko patirti, bet daugiau tokie linkarinių dalykų, gal dėl to, kad, sakau, dėdė buvo kariškis, kažkaip tai tokia vis nugirzdavau, kad buvo ir traukė tas, nors sovietiniai kariuomenį neteko man tarnauti, kadangi buvo truputį atidėta man dėl akių. Per tą laiką pas mane gimė 2 vaikai ir paskui jau manęs su 2 vaikais jau nebepajudinu, kad į kariuomenę. Taip ir palikau iš sovietinį neišėjęs, bet čia, kaip sakau, pajungė sąjūdis daugiau žaliaraiščių tas tvarkos palaikymą ir tokia grupė. Ir paskui jau po visų tų suvažiavimų, visų tų nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo tai, kad reikia organizuoti Lietuvos kariuomenę. Tai čia Šiauliuose buvo atsargos karininkų, ta sąjunga lietuviai, kurie buvo. Orientas, pagrindė buvo vėliau, kuris tapo čia komendantų miesto. Tai pas jį ir Sąjūdžio būsniai, tarp kitko, ir organizavo tuos sąrašus, kas nori stoti į Krašto apsaugos departamento organizuojamą užsirašyti savanoriais. Tai aš tada ir užsirašiau, kaip tik po kovo 11, čia prasidėjo tie judėjimai kariuomenės, truputis tokie grasinimai ir tada jau jie organizavo užsirašymą, tai savanoriai ir užsirašiau į to. Tai pirmąją tą uniformą juodąją, aš kiek atsimenu, iš Oriento gavau prieš lapkričio, tos kariuomenės Lietuvos, kadangi Lietuvos kariuomenės yra lapkričio 23, tai prieš lapkričio tas šventes gavau uniformą, tai mes tada kaip tik ten vyresni žmonės, tie, kurie buvo su tom uniformom, tai kaip tikėjom pagerbti į Šiaulių senasias kapinės tų nepriklausomybės laikų karių kapus, jau tada mes buvom su juoda uniforma. O sakykime, paminėjot, kad sportavot iki tų 28 savo metų. Aš ir dabar sportuoju. Pas jūs sporto šakos, kokie pomėgiai, kad įsivaizduot jūsų gyvenimą tuo metu? Nu, aš daugiau, kaip sakoma, augau prie tos vadinamos Šapyro parko. Tai mes tenai eidavom jaunimas ir mum vaikydavo lauk, nes tada buvo jau pastatytas, prieš tai dar nebuvo, kai mažesni buvom, buvo pievos. Vėliau tenai jau pastatė statybininko stadioną, tą vadinamą. Tai mes ten, kai sargas nematydavo arba pamastebėdam, kai jis išeidavo, eidam į tą stadioną spardyt kamuolę. Na ir aš, kadangi mokiausi antrojo viduriniai, čia Birutės Daukanto gatvių kampė, tai šitoj mokyklai buvo ir sporto salė Žalgirio, vienintelė tuo metu Šiauliuose tokia, kurioje visi sportas būdavo, taip pat ir šitam stadione ir ledo ritulis būdavo žaidžiamas, statybininko komanda turėjo Šiauliai ledo ritulio Lietuvos čempionate, tai tas sportiška toksai dalykas persidavė tas. Bet aš, aišku, daugiau mėgau futbolą, vėliau jau, aišku, tas kaip visi lietuviai ir po krepšinį pažaisdam. Bet šiaip sportus lankiau ir šaudimą, kadangi irgi tam pačiam Šapyros parke buvo ir šaudykla, ten treniravosi šauliai. O kurioje ten vietoje dabar buvo? Dabar ten yra tas Gilo statybos. Jo, ten buvo šaudykla, ją nugriovė, sugalvojo ten Gilo, buvo sporto salė pastatė paskui tą sporto salę dėl Gilo nugriovė. Čia irgi Sąjūdis truputį prašovė, nes buvo pajungta, kad reikia įkurti ten didelį tą centrą, ten bus ir kazino ir atstatys tą salę, nors ten nugriovė tą salę, taip jau pačiai dienai nėra. Tai tik tai likęs tas stadionas, kurį irgi ten reikia gerai renovuoti. Tai šitam stadione daugiausia žaisdavo statybininko komanda, tai mes netgi jauni bėgdavom iš šeštadieniais reikėdavo mokytis, bėgdavom šeštadienį iš pamokų, pasižiūrėti futbolo varžybas su Šiaulių statybininku. Nes Žalgiris kažkaip stadionas tuo metu irgi ilgai buvo rekonstruojamas, tai statybininko stadionas buvo vienas iš tada tuo metu pagrindinių dar stadionų.
Tai va tas sportas ir prasidėjo, vėliau po šaudimo teko pabūti ir šitą lankyti ir fektavimų, tokie, galima sakyti, daugiau tokie prie linkarinių dalykų ir dziudo buvo, kada salė buvo, kur dabar yra prie Prūdelio, ten buvo imtynių salė, tai teko ir dziudo lankyti, o tokių sportų buvo, taip ir kadangi mano pusbrolis buvo žinomas labai geras dviratininkas Antanas Ulčinas, tai teko ir dviračių iš jo, gavęs sportinius dviračius treniravausi, tokį sportą pomėgį turėjau ir ilgoką laiką, o vėliau prasidėjo čia Šiauliuose ir atletinė gimnastika, ir tas sportas toksai daug ką davė tokiam pasiruošimui sportiniam. O paminėjot muziką, kad Liuksemburgo radiją klausėt, o čia kur, sakykime, kažkokie šokiai būdavo, dar kažkas jūsų jaunystėje, kur eidavot? Na, šokiai būdavo įdomus. Jeigu tai prisiminti apie šokius, tai būdavo dviejai šokiai. Tai, kadangi liberalesnis buvo statybininkų klubas, tai tenai galėjai eiti su megztiniu. O kas įdomiausia, kad kultūros namuose, jeigu eini į šokius, kultūros namuose, aišku, ten būdavo taip įdomiai, nes būdavo prie scenos labiau stovėdavo jaunimas, link išėjimo durų daugiau vyresnė. Ten apie 30 metų, dar kažkaip tokie, ir grodavo ansamblį. Tai nors ansamblį groja ir statybininkų klube, bet būdavo kultūros namuose daugiau lietuviška repertuarą grojo. O Kochanskytė, Katunskytė, Katunskytė, ten kiti grodavo, jie dainuodavo. O čia jau buvo tokia saveiklinė daugiau grupė, tokie ansambliai, kaip pusiau nelegalai, bet jie atlikdavo Queenų dainas, dar kitų ten tokių jau gerų grupių, tų užsienietiškų. Tai buvo populiaru tada šokiuose. Ir kas įdomiausia, kad kultūros namus negalėdavo patekti be švarko. Tai būdavo taip, kad kas ateina ir neturi švarko, tai būdavo, kad draugai užlipa į tą, ten dabar 3 liktai aukštai buvo, kad nepameluočiau, liktai kultūros namuose. Tai užlipė į tą salę ir paskui per langą išmesdavo švarką, kad kitas galėtų patekti su švarku pro budėtoje. Ir tuo metu kultūros namų direktorius labai gaudydavo, ateidavo, pažiūrėdavo, jeigu kas pamato, kad dar šoka su marškiniais, jeigu neturi švarko, viskas išvesdavo lauk, nors tu ir bilietą sumokėdavai, bet būdavo laikomasi tokios taisyklės. O statybininkų klube tai buvo pavadinimas. Kultūros namai vadinosi Kultūrkė, statybininkų klubas vadinasi Strojkė. Tai tenai tos šokius ir ateidom jau ir su megztiniais, ten niekas vasarą ir su marškinukais ir niekas nežiūrėdavo, kaip tu apsirengęs. Tai toks buvo liberalesnis tas statybininkų klubas ir ten daugiau toksai jaunimėlis buvo. Aišku, ten buvo jaunimėlis ir buvo ir su policija susikybę. Tuo metu atsiųsdavo, kadangi Šiauliuose, kur dabar yra rajono policija, buvo vidaus kariuomenės ryšininkų seržantų mokykla. Ir juos skirdavo patruliuoti kartu su milicininku. Tai yra buvę, kad susikibimai buvo ir su milicija čia Šiauliuose, tuo metu ten jaunimą užpuolė, jaunimas vėl ten, tokių niuansų buvo ten. Vis tiek tas brendo toks truputį nepatenkintas tas judėjimas su kada sovietiniais suvaržymas, kaip sakau, kad ir būtinai tu turi šokius ateiti su švarku. Jo, ir iš tikrųjų jūsų aplinkoje, po to tarp Lietuvos kūrėjų buvo tokių žmonių, kurie sovietmečių taip nelabai su milicija sugyveno, ten, kokį Žilviną Razminą prisiminkim, ar ne, ten, ar kažką tai tokio. Kaip jūsų aplinkoje? Grįžtant prie Žilvino Razmino. Žilvinas Razminas daugiau buvo jisai Laisvės lygai priklausė. Taip, Laisvės lyga. Jo, o buvo kūrėsi ir Gediminas Pyragas iš mūsų tų savanorių, tai jisai buvo Demokratų partijos kūrime. Čia, aišku, kunigai buvo, Gražulio brolis buvo kunigas, jie Laisvės lygai tokie buvo jaunesni kunigai, jie daugiau Laisvės lygai prijaučiantis buvo.
Sakau, jie kvietė mane, bet visokius tokius judėjimus, bet aš kažkaip tai, sakau, aš tuo metu nenorėjau blaškytis, nes mačiau, kad sąjūdžio pagrindinis tikslas yra, aišku, tas radikalesnis buvo sparnas Laisvės lyga, kurie jau griežtai sakė vien nepriklausomybę, sąjūdis truputį, aišku, kadangi ir buvo ir partijos nariai komunistų, tame sąjūdė tai truputį nuosaikiai gesino tą visą, kad neuždarytų to sąjūdžio ir na, po truputį juos taip žingsnis po žingsnio ėjo. Nežinau, jeigu būtų tas radikalumas iškart prasiveržęs, gal ir būtų užspaudę. Bet tas kažkaip išėjo. Na ir mes, kaip sakoma, turiu ir dar netgi nuotrauką, man atrodo, ne pirmam, o antram gal suvažiavime sąjūdžio, kur esu su Žilvinu Razminu ir Antanu Kliunka. Tai taip ir dar mumis 3 kažkas padarė nuotrauką ir pavadino 3 ekstremistai. Nes mes tokie jaunimas buvom radikalesni, o jau tas vyresni mumis truputį gesino, kad jūs per daug garšus ir... Kliunka po to netgi saugumėtis buvo, Lietuvos saugumo, ta prasme. Nebuvo jis? Ne. Jis buvo savanoris, jo brolis buvo prokuroras, kuris tą daktarą suėmė tenai visus tuos mafijozus jau tenai. O tai Kliunka nebuvo saugumo, nes kai čia buvo tas sprogdinimas parko estradoje, ten jis yra nufilmuotas. Ne, tai aš kaip tik kartą su juo tada irgi buvau. Tai čia buvo provokacija padaryta Razmino. Na, aišku, mes tuo metu labai turėjom tokių niuansų ir po šiai dienai yra įtarimų, kodėl Razminas tas provokacijas visada darydavo radikaliai. Nes ir sausio įvykiuose buvo tokių niuansų, kur truputį čia galima papasakot, kad nelabai jisai kaip elgėsi ir galėjo išprovokuoti kaip rimtesnius konfliktus net pačiam Vilniui, taip kad buvo įtarimų, kad galbūt jis specialiai kažką organizuoja. Tai tokie niuansai. O Kliunka buvo, jisai buvo eilinis sąjūdietis, jis iš televizorių gamyklos buvo grupės. Aš kadangi truputį dirbau televizorių gamyklų, bet daugiausiai iš tų gamyklų buvo tas potencialas, kaip sakoma, smegenų sąjūdžio, tai buvo inžinieriai visi. Nuklono, tai mane kažkaip įtraukė, kad nukloniečiai mes susijungiam, kažkaip inžinieriai labai ir Mindaugo Stakvilevičiaus sūnus, irgi Stakvilevičius buvo, tai jisai irgi iš tų inžinierių grupės tenai. Tai mes kažkaip tokie, gal ir nusaikiau truputį tą grupę veikia, bet šiaip proto tos intelektualas buvo nemažas miesto. Bet su Nuklonu įdomus dalykas, iš vienos pusės Vasejūnas, žinom ar ne, iniciatorius, bet iš kitos pusės Nuklonas taigi buvo tokia režiminė gamykla, kur jau ten KGB, Matot, kaip ten buvo, kažkaip labai įdomiai, kai pradėjo sąjūdžio tą grupę kurtis, tuo metu partijos sekretorius Nuklone buvo Šedžius. Jo. Tai jisai buvo partijos sekretorius ir jis labai įdomiai norėjo tokį su administracija, su profsąjunga pakviesti, pasikalbėti, kodėl čia mes taip šnekam, norėjo mūsų nuotaiką sužinoti. Ir tokie pokalbiai buvo įdomus, bet man atrodo, kad čia truputį gal daugiau jau buvo, kai tas atšilimas buvo ir Slanina, kai buvo direktorius išrinktas, jis kažkaip palaikė. tą sąjūdį, gal dėl to, kad nemaža grupė inžinierių buvo iš toj gamykloj ir jis nei darbininkų truputį jis buvo atsargus dėl darbininkų sąjungos, nes bijojo, kad mes ten jį spausim, bet mes su sąjūdžio grupė tada, aišku, ten Nuklone buvo kaip ir sovietmečių buvo. Profsąjungos tipo dalina deficitinės prekes. Na ir kiek aš atsimenu, mums viena iš pagrindinių tokių akcijų buvo, kai mes sąjūdžio grupę pakėlėm klausimą, o kaip dalinama ir kam dalinama tos deficitinės prekes. Tai ten tokių išaiškėjo truputį negražių dalykų, kad, kaip pasakyti, buvo tuo metu šileliai tokie televizorių deficitas ir juos, kad dalina, mes paskelbėm pavardės, kam dalina, tai net pas mane porą kartų kreipėsi tokie žmonės, sako, aš iš vis negavau jų. Mūsų pavardės kažkas užrašė, kažkam padavė.
Viena moteris sako, manęs net 2 kartus užrašyti, sako, aš iš vis ne vieną kartą nemačiau. Nu, va, tas toksai buvo, kaip pasakyti, tų deficito, tas sovietinio to dalinimo, tokie niuansai, bet vėliau kažkaip su mum pradėjo skaitytis. Aišku, Darbininkų sąjunga stūmė mane, kad aš būčiau profsąjunga, pirmininkas gamykloje perinkama. Bet ten buvo suorganizuota dalis žmonių, kad ir matyti administracijos. Gal aš jiems pasirodžiau per daug radikalus, per daug kišų kažkur nosį, kur nereikia. Ir jie suorganizavo, kad būtų alternatyva. Kad nuimtas būtų senasis vietoj tipo reikia perinkti čia naują pirmininką, čia vėl viskas taip gražiai buvo sužaista, kad nuosaikesnį žmogų. Ir išrinko ir toks palaikymas gavosi taip, kad aš nepatekau į profsąjungos pirmininkus, bet mes buvom darbininkų, praktiškai mums nereikėjo, nes mes turėjom alternatyvę profsąjungą, darbininkų sąjungą. Buvo tam nuklonė. O jūs dabar po to prasidėjo sausio įvykiai, kariuomenė, visa kita. Kiek dar jūs nuklonė išdirbot nuo sąjūdžio pradžios? Aš praktiškai kaip, įdomiausias dalykas, prasidėjo, čia buvo ta blokada, visi budėjimai būdavo ir sąjūdžio būstinėje mes darydavom tokius kaip ir budėjimus jau, nes pradėjo važinėti tą techniką, užpuldinėjimai ten Vilniuje visokių tų dalykų ir čia Šiauliuos po truputį jau matėm, kad kariškiai brūzda, tokias gaudom žinias neaiškias, tai buvo budėjimas ir to sausio įvykius, kaip buvo budėjimas, kad jau po to sausio 8, kada jau tam prasidėjo veržimasis ir Laisvės lyga su Terlecku atstūmė tuos jedinstvininkus, buvo suskirstyta, kokie miestai važiuos. Ir kaip tik buvo, kad Šiauliai turėjo būti 11 sausio, Šiaulių budėjimas. Aš tuo metu buvau paliktas, iš vakaro budėjau sąjūdžio būstiniai, rytą nuėjau į darbą ir ten jau, sako, pradėjo judėti karinė technika, viskas, ir šiauliečių dalis kviečia daugiau žmonių. Tai kaip tik Slanyną, nuėjom mes sąjūdžio žmonės pas direktorių tuo metu Slanyną, jis pritarė, davė netgi autobusą. Susiorganizuokit, sako, važiuokit, nes ten, sako, jau kažkokie rimti dalykai darosi, jūs važiuokit, tada suorganizavom. Buvo dalis mūsų žmonių iš Darbininkų sąjungos, nuklono, dalis tai buvo ten kiti darbuotojai, bet va tokie, kurie patriotiškai nusiteikė ir važiavom. Tai aš dar žinau, kad spėjau užbėgti namus, pasiėmiau dar tą karišką uniformą, pasiėmiau tą Lietuvos vėliavą, su kurią pasisiūvom dar kaip tik sąjūdžio pačioj pradžioj. Tarp kitko, galiu pasakyti, kad už tą vėliavą, tos vėliavos mums su Stakvilevičium buvo, jaunesniuoju buvo grasinta, kad Mindaugu Stakvilevičium, kad mums bus, kad yra iškelta baudžiamoji byla, vietinis KGB čia Šiaulių, kadangi kultūros namuose rugpjūčio 23, ta Juodo Kaspino oficialiai neminėta diena, buvo toks minėjimas kultūros namuose su Aukuro klubu. Ir mes tada pakabinom tą trispalvę, dar nebuvo įteisinta ant sienos. Tai ir mums buvo pasakyta, kad iškelta byla yra baudžiamoji už tos dalykus. Mindaugas Stakvilevičiaus sūnus. No. Mindaugas, kaip jo vardas? Irgi Mindaugas. Ir tas Mindaugas? Ne, atsiprašau, Vaidotas. Vaidotas Stakvilevičius. Jis taip aktyviai su jumis dalyvaudavo, kaip jo santykiai su tėvu buvo? Tėvas, taigi, komunistų partijos buvo. Nu, matot, tuo metu Mindaugas Stakvilevičių delegavo sąjūdis, nes tuo metu, kad reikėjo pakeisti, nes šitas Volkovas tuo metu buvo sekretorius ir kažkaip jis buvo pralošę tada Vaišvilai rinkimuose, kurį rėmė sąjūdis. Mes čia pirmieji, tarp kitko, Lietuvoje laimėjom sąjūdis rinkimus, suorganizavę patys pirmieji, mūsų patirtis buvo. Vėliau perduota kitose sąjūdžio grupėse, kaip Vaišvila laimėjo prieš komunistų partijos sekretorių. Ir tada nutarta buvo, kad konferencijų gal reikia perorganizuoti ten, aš dabar neatsimenu, kokias ten skaitęs, ten plenum, ne plenum, komunistų partijos, kai nepriklausiau, kad jie nutarė, kad ir buvo pasakyta, kad nori rinkti Stakvilevičių
ar eiti, Stakvilevičius sąjūdžio atsiklausė Mindaugas, ar reikia eiti į partijos sekretorius. Tai visi pasakė, nu, o ką jeigu ateis kažkoks ten bjauresnis ar kitas, tai sako, eik tada. Ir tada po Morkūnas irgi buvo antroji sekretorių dėstytojas iš universiteto Donatas. Tai jie ten kažkaip tavo grupėje abu dėstytojai buvo iš universiteto, jie sudarė tada tą tokią nusaikėją sąjūdžio tą grupę ir sąjūdžio delegatai buvo, jie renkami. Na, o dar ką aš prisimenu, iš tų pačių, kad ir buvęs vėliau ministro vidaus reikalų Ramasės Vaitekūnas. Tai man dar prieš tuos net įvykius rugsėjo mėnesį renkant parašus prie to vadinamo mūsų laikrodžio centrinė aikštė, kur gaidžia tas gėda, mes rinkom tada parašus, kad įteisintų Lietuvos trispalvę, kad būtų himnas atstatytas, herbas visas Lietuvos. Ir tada jis kaip tik prie manęs prieina civiliniais rūbais ir sako, aš tau duodu kelias minutės, kad tu dingtum, sako, iš čia su viskuom. O aš rinkau parašus, ten stalas buvo, trispalvė buvo pastatyta. Tai aš aiškiai pasakiau, o kokiu pagrindu aš turiu iš čia dingti. O tu, sako, neklausai, sakau, jūs man pasakykit pagrindą. Gerai, sako. Nu ir jis nuėjo. Ir žiūri, ateina, atsiveda dar 4 vyrus civiliais apsirengęs. Tai visa laimė, kad buvo šalia, netoli buvo tas projektavimo institutas, vadinamas, kur dirbo, o Virgilijus Kačinskas tuo metu buvo sąjūdžio pirmininkas. Na tai ir aš žmogų pašaukiau, kai jis, pakviečiau, jis nueitų jį pakviesti, tas žmogus pakvietė ir tada Kačinskas pradėjo su juo ginčyti. Žmonės apstojo mane, kad jau pamatė, kad čia konfliktas ir nori užpulti. Ir tada tie milicininkai, kaip supratau, jie civiliais apsirengė, jie stovėjo nuo šaly ir nieko nedarė. Tai Kačinskas tada turėjo rimtą pokalbį, ten ginčą su Ramasiu Vaitekūnu ir kažkaip tai, ne žmonių daugiau susirinko, pradėjo minę rinktis, tai jie pasišalino. Ir taip, man tai buvo tik tai keista, kad jie nepaėmė sąrašų. Aš bijau, kad mane atimtų tos sąrašus, nes žmonių parašai buvo su vardais, pavardėm ir kurie buvo tą peticiją rašę. Dėl trispalvės, himno ir herbų. Tai tą išgelbėjau tada. O po to teko susidurti su Ramasiu Vaitekūnu, kai jis jau buvo ministras arba po jo administravimo? Ne, vėliau jau. Po to vėliau jo neteko susitikti, bet aš tik prisimenu tą atvejį, kada Gorbačiovo buvo atvykimas į Šiaulius ir man teko būti prie televizorių gamyklos, kaip tik tada įdomiausias dalykas, kad aš tada parašiau rusų kalboje tokį plakatą. Prieš tai buvo, per televizijoje rodė, kad gamykloje atėjęs Gorbačiovas į gamyklą ir ten darbininkas jam pasakė, kad mes norim nepriklausomybės. O jis čia sakė, čia kažkokie inteligentai, čia kažkokie tie darbininkų neatsiklauso, čia sugalvojo nepriklausomybę. Ir kad jūs čia tokie. Ir aš parašiau plakatą, kad Gorbačiovai nepriešpastatyk inteligentiją darbininkams. Rusų kalboje. Ir kaip tik prie praėjimo atsistojau į televizorių gamyklą, nes aš ten žinojau, kur tas praėjimas yra, jis turėjo atvykti. Ir milicininkas toks mažesnis, daug už mane, stumė mane atgal, įsirėžęs, ten jie susikibė, o aš tą plakatą uždėjau tam milicininką vos ne ant kepurės ant galvos, ant pečių rankas uždėjau ir tas Gorbačiovas perskaitė, gerai, sako, nuleisk, aš jau sako, perskaičiau, o aš nuleis negaliu, nes tas milicininkas mane stumė, o jo ant pečių rankas uždėtas su tuo plakatu. Tai taip paskui, kai jau nuėjo, tada nuėmė tą plakatą. Ir tuo metu kitoj pusėje stovėjo Razmino Laisvės lygos ten žmonės ir buvo nupieštas toks plakatas, kad vietoj Sovietų Sąjungos herbo Laisvės lygos toks plakatas buvo, kad kaukolės, kad žmogui po galvą tasai pjautuvas padėjo ir tankai ant kaukolio važiuoja. Ir tada Razminas, Gorbačiovas bandė ten likti diskusiją užvesti, o Razminas pasakė, Gorbačiov zabirai svoji tanki, ježai domoj. Gorbačiovas susirink savo tankus ir važiuok namo. Na ir Gorbačiovas, taip tada ir nuėjo į šalį.
O Gorbačiovo iš paskos ėjo Ramasis Vaitekūnas ir aš mačiau, kaip, nes Razminas laikė megafoną ir tos garsiai sakė. Tai Ramasis Vaitekūnas smogė į megafoną Razminui, kad į veidą sužalojo, o iš paskos ėjo civiliais rūbais apsirengęs Misiukonis, kuris buvo tuo metu vidaus reikalų ministras, ir ten bandė jau žmonės, tai kaip čia elgėsi, ten tas dar norėjo pulti su milicininkais, kad Razminą ten suimti Vaitekūnas, bet kažkaip nuramino, kad nebūtų konflikto Misiukonis ir nuėjo tuo metu. Bet po to mes kėlėm klausimą, kodėl Ramasis taip elgėsi. O tai jisai kokios pareigos tiksliai tuo metu buvo? Jis tuo metu buvo Šiaulių milicijos viršininkas, vėliau policijos buvo viršininku, kai pasidarė policija čia Šiauliuose. Ir po to jis buvo vidaus reikalų ministras? Po to buvo tai čia buvo Misiukonio protežė, nes Misiukonis tada išeidinėjo po to jau nepriklausomybės ir tada tuo metu atėjo LDDP į valdžią ir komunistus susirinko savo. Milicija dar kažkaip kaip milicija, visokių ten turbūt buvo, o KGB, tai jau ten jau tikrai jie turėjo gaudyti jūs. Jo, tai KGB mes matėm, kad mums sekiojo visur, buvo įrašinėjama, nes netgi žinojom paskui, kad yra pasiklausoma mums Sąjūdžio būstinėje, kad yra pasiklausoma. Mes tik nežinojom, kas įtaisė tą aparatūrą, nors tokių yra įtarimų. Remontą darė Sąjūdžio, toj pirmom aukšte darė Razminas, o paskui, kaip išaiškėjo, viršui sėdėjo saugumietis ir matyt buvo kažkur nuleista tą aparatūrą įrašinėjanti, nes visi mūsų Sąjūdžio susirinkimai buvo žinomi. Jau nesakydavo, tie netgi atėjo patys komunistai nustebė, saka, jau ten, saka, partija viršui dar, kai nebuvo Stakvilevičius išrinktas sekretorium, saka, jau ten viršui komunistai jau žino, ką mes čia svarstom. Bet Sąjūdis ėjo atvirai, taip sakoma, daugiau. Ir mes to laimėjom, kad atvirumo ir nebijojom. Aišku, sakau, tas gal pristabdė tas, kad nebuvo radikaliai einama. Gal truputį taip mes išlaviravom. Daug kas sako, kad čia stebuklas, kad mes gavom tą nepriklausomybę, bet matyt, kad kažkur tai tas truputį pristabdymas gal tai ir davė, kad mes pro to išlindom. Jeigu mes būtum griebėsi radikaliai, aš bijau, kad būtų buvę gal tokie įvykiai kaip Azerbaidžiane ar Gruzijoje. Čia galėjo būti, aišku, mes dar, kaip sakoma, mūsų tos aukos netiek dar daug tenai, kaip mes per sausio įvykius patyrėm. Bet jau čia truputį buvo dėl to, gal, kad jau užsienis įsikišo. O beje, pačiam Nuklone, kadangi ten buvo ir tų kitataučių darbuotojų, šiandien aš kalbėjau su viena moterim iš Nuklono, jinai man buvo apie tai užsiminus, kad buvo tarp kolegų kitataučių tokios, ne tokios nuotaikos. Ta prasme, prieš taip, ten, matot, kadangi jis buvo... Ar tai aštru buvo Nuklone, ar šiaip buvo ir buvo? Kaip pasakyti, matot, ta grupė kažkokia ten tokia nepatenkintų rusakalbių ir buvo. Nes aš atsimenu ir tam ceche, kur aš dirbau, ten buvo šalia, kaip ir dabar, kaip atsimenu, iš Dnepropetrovsko. Žmogus pasakė, kai jis Dnepropetrovskai, jis ukrainietis, bet jis visą laiką, o kodėl aš turiu mokytis lietuviškai, kai mes pradėjom tą kelią lietuviškai. O aš paklausiu, kiek tu metų gyveni Lietuvoje? Sako, 15 metų. Tai kodėl, sakau, tu nemoki lietuviškai? O tai kodėl aš turiu mokytis? Tai savo, kas tu toks esi? Sako, ukrainietis. Tai gerai, sakau, tu man pasakai, ką nors ukrainietiškai. Jis mik. O jis matot, Dnepropetrovskas, ten daugiau tai yra rusakalbė pusė, kuri ir dabar yra Donetskė, tenai Luhanskas. Jie daugiau ten yra privežta tų tokių rusakalbių. Ir jie save nors ir laiko, kad Ukrainos jie žmonės, bet dalis yra ir dabar kaip ir pastebim, kaip man tenka sekti tas karinius įvykius, ten labai daug ir išdavikų yra, kurie tą rusų pasaulį myli. Tai čia yra niuansai tokie. Tai aš jį tada tiesiai šviesiai pavadinau, sakau, tu esi mankurtas, nes tu net kaip ukrainietis nežinai savo kalbos. Bet Šiauliuose tokių nebuvo susidūrimų, kaip Vilniuje jedinstvo būdavo, dar kažkas. Čia kūrėsi, bet silpna ta jedinstvos grupė buvo. Jie buvo. Mes žinojom, kad sausio įvykiais jie galėjo kažką organizuoti, bet čia visa laimė, kad buvo amžinatilsis Šavinis. Tuo metu, kaip miesto, jisai buvo meras, man atrodo, ar tarybos pirmininkas, dabar aš bijau. Ne tarybos pirmininkas, daug kaip meras jis buvo.
Turčinskas buvo tarybos pirmininkas. Jo, tai jisai tada buvo kaip meras, jie kažkaip tada sugebėjo išlaviruoti ir tokia buvo daugiau, kaip pasakyti, susitikimai su rusakalbiais. Aišku, teko ir man pradžioj, dar irgi, kai dalyvavom susitikime geležinkelininkų klube. Kažkodėl ten daugiausia rinkdavos tie, kur projedinstvinikai tokie. Tai ėjom tiesiai su jais šnekėtis. Tai aš atsimenu tada, kai mes padėjom tą trispalvę vėliavą ir pradėjom šnekėtis, vienas išėjo, aš prie to fašistinės vėliavos čia nešnekėsiu, kodėl čia ta fašistinė vėliava ir taip toliau. Tai aš tada irgi iškėliau, sakau, o tai kas fašistai, sakau, kodėl, sakau, nutylima, kad tuo metu dar buvo prokuroras Mirnas. Ir aš sakiau, palaukit, sakau, o kodėl niekas karinių nusikaltimų nekelia, aš vėl. Kodėl rainiai, sakau, buvo įžudyti, civiliai? Kodėl niekas to klausimų? Tai kas, sakau, fašistai tada? Tie kiti, mes nieko to nežinom, tai tokie dalykai, jam argumentais ten, jam daugiau kėlė tokį socialinį klausimą, ar jiem ten maistą talonų, čia kaip kai dalinama, kad nebus ten da kažkas, jie nuskriausti, jie daugiau rūpinasi savo tokia buitim. Negu tas, ir mes, ką Sąjūdis labai protingai padarė, atgimimo laikraštį mes buvo leidžiamas ir rusų kalba. Tai daug ką mes nukreipiam, nes mes platinom tą rusakalbišką šitą laikraštį ir Nuklone, kur buvo daug rusakalbių žmonių. Bet buvo, kurie ir pritarė, nes ta perestroika, atsimenu, žydų tautybės buvo, kad ir rusiškai šnekėjo žmonės, bet buvo, kurie čia Šiauliuos gyveno, jie palaikė Sąjūdį ir buvo, netgi Sąjūdžio delegatai buvo, daktaras, paskui inžinierius vienas irgi buvo iš Nuklono Dubas, toksai pavardė buvo, tai buvo tas, kad truputį ir to internacionalo buvo, kurie palaikė pas mus. O dabar, sakykime, irgi dabar jūs ir aerodrome dirbat, tais laikais buvo aerodromas, tik tai kiti kariškiai buvo. Koks tuo metu buvo tas irgi santykis tais lūžio metais su aerodromu, kaip teisingai? Matote, kaip pasakyti, ta karinė bazė sovietų, kuri buvo, jinai... Mums gal ir miestui pasisekė dėl to, kad, kaip sakoma, lakūnai jie daugiau išsilavinę. Jie inžinerinis išsilavinimas, gal akiratis platesnis jų. Jie gal ir tas mąstymas buvo. Gal sakau dėl to, kad mes nebuvom tokie čia Šiauliuose labai dideli radikalai, tos nuramintas, nes jų ir šeimas, čia kurie atėjo tos klausė dalykai, kur daug kas dirbo. Ir buvo visas tas kažkaip nuraminta. Ir jie gal iš dalies suprato, aišku, jie buvo nepatenkinti, kada mes su žaliaisiais tenai protestavom, nes ten buvo užteršta ta teritorija, nes grioviuose žibalas buvo. Žalieji atėjo fakelą pamirkę, uždegė degą. Aš galiu pasakyti, ta žemė labai, aš dabar, kai ir dirbu tam oro uoste, taigi prie mūsų tenai mum atiduota ta teritorija civiliniam oro uostui, taigi ten ir dabar dar valoma yra teritorija po šiai dienai, yra gręžiniai, kuriuose dar yra ta aviacinio žibalo. Jisai, aišku, tik tai jau nebėra toks švarus, bet jį ištraukus jis dar dega. Jūs įsivaizduojat, kiek buvo ten ta teritorija užteršta. Ir jinai dar pilnai nėra visai išvalyta, aišku, skiria lėšas, ten milijonus, kad dabar išvalyta tą žemę, gruntą tą visą, nes sakau, ten netgi žmonės, man ateinant jau į civilių oro uostą dirbti 2007 metais, ten dar tie, kaip pasakyti, benamiai buvo kažkieno nusamdyti, darė šurfus ir sėmė tą žibalą, pardavinėjo aplinkiniuose kairius, ten kaimuose, pardavinėjo kaip kurą, kad šildymuisi. Tai tokia buvo užterštumas, ten aišku, gal ir patys matė tie lakūnai. Aišku, čia per sausio įvykis, jie jau buvo apginkluoti, vaikščiojo, kad nebūtų bet jie jau kaip tik su Šavinis pasakojo amžinalis, kad jie kalbėjosi su kariškiais, jie garantavo ten ir įgulos vadui, kad nebus ekscesų,
Bet jie pažadėjo, jeigu mūsų nieks neužpuldinės, mes ir pranešim, kur juda. Jie netgi pranešinėjo, kur desantininkai nuleisti iš Pskovo pajudėjo, kaip ir buvo. Nu, tai čia va, tokių dalykų buvo. O jūs pats buvot Vilniuje ilgą laiką, per sausio įvykius? Aš kaip tik va tada, kaip ir sakau, kai davė direktorius šitą Slaniną autobusą, mes nuvykom į Vilnių, jau važiuojant į Vilnių mes pamatėm, kad važiuoja kažkur tarp Ukmergės ir Vilniaus jau šarvuočių kolonas važinėja. Ir tik prieš įvažiuojant į Vilnių jau išgirdom, kad vyksta šaudimais, šturmuoja spaudos rūmus, ten susišaudimas, yra sužeistų žmonių jau, tada vat ir peršovė tą vieną vyruką, kuris apipylė ten tą desantininką su vandeniu iš priešgaisrinės tos šlangos. Tai mes iš karto atvažiavom į aukščiausios tarybos pastatą, prie aukščiausios tarybos pastato, šiauliečių ten buvo kaip tik ta diena, ten paskirsta ir kaip tik aš sutikau, kad mes su Gediminu Pyragu buvo jis tenai, sutikom Sejūną, kuris buvo aukščiausios tarybos deputatas ir jis mumis įvedė. Nes sako, yra dalis žmonių jau čia, ten būrėse ir mes patekom prie Jurbarko grupės, tai buvo pasieniečiai iš Jurbarko, ten Tauragės tos pusės, ir į tą būrį mums priskyrė. Tai vat buvom paskirstyti, tai mūsų postas buvo tas, ten tuo metu buvo priimamasis aukščiausios tarybos, kuris yra priešais Mažvydo biblioteka ir buvo tasai piramidės formos fontanas. Tai vat pati bjauriausia vieta, kadangi tai buvo pirmas aukštas. Ir palangė ten buvo, praktiškai gal 60 cm tik tai aukščio nuo žemės. Ir jį buvo galima labai lengvai patekti, tai mes tada užvertėm visus, kokie buvo baldai tuose patalpuose, užvertėm ant tų langų, ir pradėjom ten organizuoti visokius gynybai ten ir maišus, paskui jau pylėm tos žemės, buvo išdėliojama, minavom tą vadinamą, kai kas Razminas tuo metu buvo, atsinešė tuos sprogmenis, tie sprogmenis buvo pritaikyti, sakykime, karjerams sprogdinti, bet galėjo detonuoti nuo kronos. Tai mes dėjom tos sprogmenis, leidom į trilitrinius stiklainius, juos apdėdavom, kur radom varžtų, vinių, aplinkui aprišom su lipne juosta, o iš tų autobusų, kurie kas turėjo ir transporto, prašėm žibalo ir tepalo. Maišėm tokį mišinį, darėm ir tos Molotovo kokteilius. Ir budėjimas buvo tom naktim, aišku, ten kaip tik man teko būti vienoje patalpoje, kai iš 11 į 12 jau dar turėjo būti užpuolimas, kada pajudėjo iš šiaurės miestelio šarvuočių kolona ir važiavo po tiltų, tas, kuris yra po aukščiausią tarybą. O pas mum vienas vyrukas atėjęs iš viršaus, kaip tik buvo išvedžioję laidus ir pelengavo pokalbis. Ir buvo garsiakalbis, jie įrašinėjo, mes girdėjom, ką kalba. Ir įvažiavus į tunelį, o važiavo vyrai čia iš, man atrodo, VAD departamento, apsaugos vyriausybės, ir jie su žiguliukose turėjo racijas. Tai mes girdėjom, kaip tie pasakė, sako, davy ich. Ir šarvuočiai turėjo tame tunelėje užblokuoti tos sutraiškytos vyrukus su žiguliais, kurie važiavo jiem iš paskos. Bet jie kažkaip, matot, kai šarvuotės, matyt, blogai matosi, jie susikybo, du šarvuočiai vien su kitu užsikabino. Ir mes ten, mūsų tas, kur buvo vyrukas, turėjo raciją, perspėjo vyrai, sako, traukitės, jumis nors sutraiškite. Jie tada atbulinį išvažiavo ir ten ilgai tęsėsi, ten kaip tik ant Mažvydo bibliotekos tada buvo tas koncertas, ten ir Butkutė, ir Kernagis, visi ten koncertavo, Kaušpėdas, kad koncertavo žmonėm, kurie buvo aplink susirinkę. O paskui jau ant rytojaus ryto jau turėjo, Šiaulių buvo budėjimas baigtis, turėjo kiti atvažiuoti. Tai aš dar išėjau, perdaviau tiem iš Nuklono darbininkų tos grupės
vėliavą, sakau, parvežkit, atiduosit, jeigu, sakau, man kas atsitiktų, sakau, atiduokit žmonai, sūnus tegu turi, sakau, jeigu kas žinos. Na, telefonu atsisveikinau su visais artimaisiais jau, sakau, nes kaip tik žinom, kad čia šaudė viskas. Ir paskui kaip tik tą naktį prasidėjo jau tas televizijos bokšto šturmas. Ten pradėjo šaudyti tankai, kad ir iš tuščiais. Ir mes parlamente buvom, aišku, tas žmonės pradėjo apsupo aplinkui. Daugiau žmonių prisirinko ir mes sakom, tai Landsbergis tuo metu sakė, žmonės pasitraukit, nes ten yra žuvusių, palikit čia, kam reikia tą gynybą, reiškia, jūs kirskitės namonės, matot, kad žudo žmonės, bet žmonės šaukia ne. Vat kas įdomiausia, man įstrigo ir labiausiai, kaip prisimeni tą vaizdą, matai, tai įstrigo taip, kad žmonės šauk ne, tu turi ginti tą vadinamas ir savo tą parlamentą ir tavo Lietuvos simbolį, ir prieš tave dar stovi dar civiliai žmonės. Mes jau buvom ir su uniformom tie vyrai pasiryžę. O ten stovi paprasti žmonės. Vaikai, seneliai, moteris ir šaukia ne. Tai va tas toks per visą laiką lieka. Toks dalykas, kad, sakau, aš po to tos Lietuvos tokios ir nemačiau vieningas, kaip tenai. Nes paskui prasidėjo vieni kitiem intrigos, prasidėjo tie, aišku, ne, kaip mes sakom, nepriklausomybę atgavus, reikia tarpusavį pasipjauti. Nu, tas ir vyksta po šiai dienai. Toks nelabai geras dalykas, bet aš manau, kad jeigu būtų toks pavojus kaip dabar Ukrainoje, žmonės vėl susijungtų. Nes tada mum ir ūkininkai, tam vyram vežė maistą savo. Buvo atvežta, aš nežinau, ten paskerdė iš fermų vištas, ten kiaulės vežė, nes maitinimo reikėjo. Ten valgykloje vyrai neturėjom higienos normalių priemonių, nes visi galvojom, kad čia tik parai viską, o ten užtruko mes gan ilgokai. O kiek užtrukot, kaip ten buvo jūsų tas buvimas? Nu, matot, mes iš dalies dar buvom ir išvažiavę, nes reikėjo ieškoti ginklų. Per mūsų visą tą, kur atėjo jau vyrukai po sausio 13 rytą įlipo tie ir šauliai, kurie vyrukai jau čia po tų visų įvykių, kai pradėjo barikadas aplink statyti jau ir aukščiausią tarybą, ten armatūras nešti viską, jau žmonės grinai autobusų sustumė. Tai dalis mūsų vyrukų jau sulipo per langą, nes aš kai buvau koridoriui, mumis išvedė iš pradžių, liepė išeiti. Ir buvo statybos prieš aukščiausią tarybą ir dalį tie, kurie buvo ginkluoti, vieniems sakė, vykite savo rajonus, jeigu kas galite ieškokit ginklų, o kitiem, kas ginkluoti, sako, turite, jeigu sako, eikite tas statybas, jeigu važiuos ant žmonių ir pradės traiškti žmonės, jūs sako, šaudykite tada į tuos kariškius, kad atitrauktų nuo žmonių dėmesį, kad tada jie pultų jau į tą pusę, o žmonės galėtų pasitraukti. O kas koordinavo tos visus dalykus, sakė, organizavo ir sakė, ten. Mato, tuo metu ta vakare irgi truputį tokia organizacija pasakyta buvo, ten Butkevičius buvo tas gynybos štabas, Česlavas Jezerskas buvo, Geča, viską dar organizavo buvo toksai Andrius Eiva, Ladygos generolo anūkas. Jisai buvo žaliųjų berečių kapitonas amerikietis ir tas, kuris padėjo madžahedam gauti Afganistane prieš Sovietų sąjungą gauti stingerius. Tai va, jis mums tada ten irgi buvo viduj, jis mums padėjo, vyrai sako, kaip jis mūsų užvedė. Kai prasidėjo jau ten tokie reikalai su tais važinėjimais tankais ir viską, jisai sako, vyrai, sako, vengrų studentai, sako, Budapešte per sukilimą, sako, sudegino rusų tankus su molotovo kokteiliais, sako, o kodėl jūs negalite pasidaryti? Nu, tai tada mes ir puolėm tos kokteilius daryti. Jo, jisai toksai užvedė, jis gal Andrius Eiva, jis mum, sakykime, toks idėjinis buvo. Jis užvedė. Žinot, sunku buvo pasakyti, reiktų atgaminti pagal biografiją jo. Jis buvo su barzda, tuo metu tokia didelė. Ir, žinot, jis atrodė vyresnis, bet jis, man atrodo, gal jis buvo kokie 40-45 metų. Tai čia tokie, kaip būna kare vajenai sovietnik, panašiai, bet jis buvo emigrantas, jis buvo atvažiavęs tuo metu, nes tuo metu ir buvo
kaip Rita Dapkutė liktai buvo. Jinai dirbo informaciniam centre. Man dar kas išstrigo iš to parlamento laikų, kai pradėjo televizijos bokšto šturmą, ten prasidėjo šaudimai, visi užsienio skambinos. Aš tada turėjau Sąjūdžio knygutę pas save, knygutę ir Sąjūdžio turėjau Estų liaudės fronto, Savisaro, dar ten, kas tam buvo iš tų vyresnių telefonus. Aš dabar neatsimenu, kuriam paskambinau naktį ir pasakiau, kad pas mus Vilniuje puola televizijos bokštą ir žudo žmonės. Ir vėliau man, nes aš priimamajam sėdėjau, ir man į priimamąją skambutis buvo iš Prahos. Ir paskambino vienas žmogus, aš nežinau, kažkas lietuvis, sako, čia kaip prašau, kokios jums reikia pagalbos, kas ten pas jums dedasi. Aš papasakau situaciją, sako, jūs nueikit, kaip, sako, susisiekti su Landsbergiu reikia. Tai aš tuo metu, žinau, nuėjau į Landsbergio kabinetą ten, kuris buvo, ten, kad ir buvo apsauga, pasakiau, kad vat skambina iš Pragos, reikia pasišnekėti, aš einu į kabinetą, matau Landsbergis toks nemegojęs, matos vaikšto, jam iš paskos, kaip asmens sargybinis Algirdas Patackas vaikščiojo tuo metu. Tai aš pasakiau, tai man davė telefoną, sako, pasakyk, kas skambintų tuo telefonu. Tai aš nuėjau ten, perdaviau ir daugiau nežinau, nes po to man skambino iš Estijos, kas ten sako, jie perskambino, kas pas jūs dedasi, sakau, yra žuvusių jau, sakau, viskas, bet mums tada buvo įsakymas, jūs karė su kariniam uniformom išeinate į kiemelį, palieka tą vietą. Nu ir aš tada išėjau, kartu su jais, sakau, aš nebegaliu kalbėti, mums, sakau, liepia kitą užduotį daryti, aš išėjau ir mes ten, na nežinau, aš paskui jau, kai grįžau, ten pradėtas barikadas statyti, grįžtu, žiūriu, kad tas koridorius tuščias. Aš ten nueinu pas Česlavą Jezerską, sakau, nėra tuščias, sakau, koridorius, sako, organizuok vyrus, kad, sako, tada užimtų kažkas. O tie vyrukai ten prasidėjo ilgiausiai tam tuose statybose suginkluoti ir laukia. Aš kadangi ginklo neturėjau, tik tai pas mane buvo viduj Molotovo kokteiliai ir lasdan nuo turėklų laiptų, tai toks ir gynimas. Vėliau mums davė jau tą mažo kalibro šautuviuką ant viso koridorio vieną. O čia kažkur tai buvo, atrodo, spaudoje rašyta, ar ne jūsų kažką žvejų kabliukus naudoti? Tai mes tam koridoriai buvom taip sugalvoję, kad ištiesti virš lubų tinklą ir ant jų kabliukus, tokius stambius kabliukus sukabinti, kad įsivaizduoti, tas tinklas, jeigu eina žmonės puola, patraukia tas tinklas, nukrenta, tie žmonės vis tiek sugaištų, nes jiem tie kabliukai užsikabintų, jie negalėtų normaliai judėti. Ir mes būtum tuo metu galėję atsitraukti, nes mes turėjom, buvom pasidėję amoniako butelius, nes sako, labai degina, kada tu su vandenį, su priešgaisrinė šlangos pili ir šalia dar amoniaką ant jo pili, tai sako, labai veidą degina. Aišku, ten tokias mūsų tos mintis, ten visokių buvo prisigalvojama, aš nežinau, kaip ten būtų kas veikia. Tarp kitko labai įdomiai paskui buvo, kad radom, kad kažkas buvo nukirpęs laidus, ten, kur mes buvom išvedžioję po kambarį su tais stiklainiais, kur buvo sprogstamieji ir padegamasis palikę. Kažkas buvo viduj, kurie mum ten organizavo. Buvo, kad naktį išnešė mum tos, buvo buteliai Molotovo, tai aš naktį atsikėlęs postį, žiūriu, nebėra, pasiklausiu, sako, ten kažkas nešė, ten matom, išėjau, žiūriu, išnešta visai prie praėjimo, kurį aukščiausia taryba karių užbarikaduota, bet prieš langus padėta ta dėžė. Tai aš tokį studentą ten, kur apsauginis ten buvo iš tų prie vadovybės, likti apsaugos buvo, ar ten studentų kažkas būrys, susiorganizauti, mes dviese naktį jau vyrai pavargę miegojo, parsitempėm atgal tos Molotovo kokteilius, nes buvo pasklydę, Mečys Laurinkus tą saugumo buvo pasklydę, kad reikia, negali deputatai čia susidegę, čia visus sudegins, reikia tą dalyką pašalinti, bet mes tada nebeklausėm, slėpėm viską, kad turėtumėm pasipriešinimą kažką. Na ir mes po to buvom su Antanu Kliunka, atvažiavo tada tuo metu Vida Stasiūnaitė, su Irena Sinauskaitė, su mašina ir atvažiavo pas mum, įlipo pasižiūrėjus, čia sako, o mes tiek naktų ant įtampas nemegoja, jūs sako, ten kažkokie iš vis, sako, kaip apsijėdė kažkokių, kai durnaro per narkotikus, sako, visi tokiom stiklinėm akim, sako, vaikšta, o įsivaizduot, kai nemėgi ir ištisai įtampa tokia. Tai tokia būsena.
Nu ir mums sakom, Stasiūnaitė sako, galim važiuoti, sako, mums sako, reikia ginklų. Tai sako, važiuojam, sako, aš pabandysiu suorganizuoti, kad būtų išmedžiotojų ginklai, gautumėt. Na ir išvažiavo. Važiuojam, įsėdam ir... Čia kokia diena buvo maždaug? Galėjo būti? Prieš pat laidotuvės. Nes mes išvakarėse laidotuvių išvažiavom. Ir važiuojant jau Ukmergės to plentų, ten dabar ten jau pristatyti ir tų parduotuvių, ir ten viskas ten tuo metu tokie kaip laukai dar buvo, nieko nebuvo. Tik važiuojam jau per tą vietą ir taip prieš mumis 2 šarvuočiai pakyla ant to kelio ir blokuoja tą kelią. Tai mes, ko gero, paskutiniai pralindom. Nes matėm, kad ten šonete rusų kariškiai su šarvuočiai stovi. Aš turėjau tada tokią savadarbę, mums buvo davę ten granatą, kaip sakoma, be sprogdiklio, bet uždegt, ką galėtum, tik 4 sekundėm padarytą tą gynybinę granatą. Tai Vydas Stasiūnaitė, sakau, pas mane granatą. Tai jeigu sulaikys, tai mums bus viskas. Tai Vydas Stasiūnaitė, duok čia man staigiai į batą ilgaulį. Batai buvo įsikišę ilgaulius batus tą. Ir visą laimę, o nes ten po to, kai mes tik pravažiavom, atsisuko, matėm, kad kitas iššoka kareiviai, ten kitas mašinas stabdo, pradėjo tikrinti, ten blokuoti. Tai mes va taip per plauką pralindom, aš nežinau, pas mane buvo ir uniforma bagažinė, ta juoda. Tai jeigu būtų ten mums užtikę, nes ką vyrų sugaudė, tai ten prilūpo ir buvo areštavę, gerai sudaužė. Aš nežinau, kas mums būtų buvę, bet vat išsprūdom prieš tą pat šarvuočius, išvažiavom. Na ir atvažiavom čia į Šiaulius, jau Vydas Stasiūnaitė norėjo organizuoti, kad čia pas medžiotojus nueitumėm, gautumėm ginklų. Kur tu begausi? Pasirodo, jau Razminas su savo grupė čia atliekęs šturmavo Aušros muziejų, čia ginklus pagrobė, ten dalį vežės remontuoti. Tai vat sakau, per tokius dalykus mes nieko negavom. Tai čia, aišku, ėjom per tuo metu buvęs, čia mums padėjo, vėliau jis buvo žvalgybas, bet policininkas Šiauliuose Ivoškis. Tai jisai suorganizavom keletą medžioklinių šautuvų. Tai mes su tais šautuvais įsiardę juos parsivežėm paskui, bet tai mes tų laidotuvių taip ir nematėm, nes tą vaikščiom čia dar rankiojom, kad gauti naktim, kad čia šautuvus, nenorėjom mieste labai apsišviesti, nes sakom, neaišku, kaip tas KGB kažką tai, nes vis tiek tu ir su artimais išnekėjai telefonu, galvojom, kad viską vis tiek pasiklauso, turėjom omeny, tai kol susirinkom ginklus, grįžom jau po laidotuvių atgal į tą parlamentą, tai ten jau dalis tų vyrukų, kai buvo, taip skirstėm tą eini, tu ten, mums buvo paskirta viduje ir aukščiausios tarybos tą pastotę, kur buvo elektras visas, tam pastato viduje tą kemelį. Tai mums buvo, daliai vyra buvo paskirta, kad reikia saugoti. Tai tas, kas eidavo į tą vieną šautuvą turėjom budėjimui, vieną šautuvą duodavom tas, kur eina į pastotę. Kad jeigu kas, kada ten, tas toks supratimas. Vėliau, aišku, kai pamačiau, kas buvo Maskvoje, kai Baltuosius rūmus šturmavo su tankais, tai supratau, kad ten būtų buvus, gera mėsmalė būtų buvus ir pas mum tada, jeigu jie taip tikrai būtų šturmavę. O beje, tai po to baigėsi sausio įvykiai, jūs dar buvot kažkiek ar išvažiavot? Mes buvom, mes grįžom kaip tik, data yra va čia kaip tik mūsų protokole, kad mes sekančią dieną, kai grįžom iš parlamentą, mes surinkom vyrus, nes dalis jau buvo anksčiau, vieni grįžo, kiti vėliau, kad surinkom ir tada gavom, jau buvom iš Butkevičiaus gavę parašą, kad mes galim organizuoti kuopą savanorių. Tai mes surinkom tos vyrus, parašėm protokolą, kas kaip, tai vat Antanas Kliunka buvo paskirtas kuopos vadu, aš jo pavaduotoju. Na ir taip pradėjom po truputį, o dar kadangi tas gamyklas, tas buvo dar, jau gamykla praktiškai, kai buvo sovietinio pavaldumo ir jinai ten gaminogi tas mikroschemas kariniai pramoniai, jin jau po truputį matyti, ar ten jautė kažkas jau gal ir merdėjo. Nes jau buvo
stoviniavo viskas, nes aš žinau, kad dar per pučą man teko, mes irgi jau tada čia savanoriai jau budėjom, važinėjom, teko man pagrindė užduotis buvo sekti šitą vidaus reikalų miestelėje, nes ten buvo paruošta technika ir turėjo važiuoti žmonės surinkti pagal sąrašus suiminėti. Tai mes ten su Augustu Taraliu pagrindę buvom aplink tą budėjimą atlikomės, mes turėjom tada iš karto pranešti, ar vyksta, jau išvyksta, nes desantininkai buvo mieste irgi pasirodė. O kurioje vietoje buvo? Desantininkai buvo, atvažiavo prie sankryžos čia į centrą, apsidairė ir grįžo. Mes juos sekėm, tai jie įvažiavo į mišką, Bubių, ten miškuose, labiau link, kaip ten ta stovykla yra, Bijuotės, nebijuotės, koks ten. Ne. Užvažiuojant ant Kelmės, Tauro, kur buvus gamyklos stovykla vaikų. Jie ten buvo įlindę į tą mišką. Bet tai ką, jie miškė, nebazė kažkokio miškė? Jiem buvo užduotis, jeigu būtų laimėjęs tenai pučas, jie būtų šturmavę miestą, čia mieste. Jie tik bazavosi taip. Nes jie užėmė televizijos bokštą. Jie užėmė, tai man teko po to, mes dar su Antanu Kliunka kaip tik tada važiavom, gavom atsišaukimą, buvo atsiųstas, aš nežinau, kieno, čia gal Irina Osinauskaitė daugiau pasakytų, kad sąjūdį gavome Jelcino kreipimąsi į kariuomenį rusų kalboj ir mes staigiai sąjūdžio Irena Osinauskaitė staigiai padaugino ir mes su Antanu Kliunka išlėkėm, sužinojom, kad desantininkų kolona juda link Aukštelkės, tai mes nuo Lieporių link Aukštelkės važiavom ir pradėjom dalinti per langą Jelciną tą kreipimąsi. Tai paskui ten gale mums ten matyti vyresnis karininkas pagrasino, kad nušaus. Tai bet mes spėjom daugam išdalinti. O čia desantininkai važiavo? Desantininkai. Jie buvo iš Kauno tos divizijos, tai ko gero, kur Rukloje buvo dislokuoti. Desantininkam dar ir lapelių sugebėjot paduoti? Nu, kreipimąsi Jelcino. O kiek mašinų tada jų ten važiavo? Oi, daug. Ten buvo ištisa kolona buvo, ką mes kiek turėjom, ten išdalinom, nes ten vyresniem, ten praporšikam, karininkam, ten kitiem jau kareiviam dalinom. Jau grįžtant apsisukom, mes nuo Aukštelkės važiuojam, matom, kad jie jau skaito tą Jelcino tą kreipimąsi. Tai reiškia, daug jų buvo? Nemaža grupė buvo, jie buvo kažkaip tai jau matyti, kai pasakė, kad pučas ar pralaimėjo kreipimasis, jie matyti gavo atitraukti, jiems buvo įsakymas atsitraukti. Bet buvo, tuo metu dar buvo užimtas, dalis buvo užėmę televizijos bokštą. Kurį? Šiaulių miesto. Centre kur? Tam prie Akropolio. Jo, prie Akropolio. Ir buvo taip pat užimtas ir Bubių televizijos bokštas. Tai man teko kartu eiti su Vytautu Juškum, kuris buvo teatro, kaip ir Šiaulių televizijos irgi direktorius kartu. Jis teatro turbūt, kad buvo direktorius, kiek yra Juškus minėjęs, kad jis medžiodavo kartu su tais karininkais? Tai su tais gal čia šiau, bet ne su tais desantininkais. Ne su desantininkais. Nu, bet tai tada mes su juo nuėjom į tą, buvo aptvaras Šiauliuose tą televizijos bokštą, nuėjom tenai ir pasakėm, kad jūs turite išeiti iš ten. Nu, tai sako, mes išeinam, viskas. Mes, sako, mūsų yra tenai Bubių, tam bokšte, mes, sako, ten vykstam. Bet žmonės apstojo tą aptvarą ir aš jiems sakau. Sako, tai čia va žmonės mums neišleis, čia bus konfliktai, ten, žinai, jų čia, paskui, jeigu mano, tas sako, vyresnis, tam buvo, man atrodo, papulkininkis ar pulkininkas, dabar neprisimenu tiksliai laipsnio, tas desantininkų. Tai jis sako, tai mums čia užpuls, viskas čia bus krauja pralim, sako, nieko nebus. Tai sako, mes išvažiuojam. Tai sakau, gerai, aš pasakysiu, kai išvažiuoju, bet sakau, žmonės sako, kad jūs plėšėt čia tą, mes nieko neplėšiam, sako, tam televizijos bokšte. Žmonės sako, kad jūsų neišleis, nes jūs vagėt aparatūrą, sako, ne. Sakau, tada jūs turit, sako, pas mane, aš pažiūrėjau per mašiną, sakau, pasižiūrėt. Aš įlipau į jų sunkvežimį, žiūriu dėžės sudėtas kartoninės. Sakau, o kas čia? Tai čia, sako, mūsų konservai, sausas davinys. Sakau, nuneškit, tada žmonėm parodykit, sakau, aš pasakysiu prie vartų, bet sakau, nuneškit.
Toks kareivis nunešė, parodė, sakau, matot, žmonės, jie nieko čia nesiveš, sakau, čia tik tai tasai. Tai mes paskui iš paskos su Juškum nuvažiavom į Bubius, į televizijos bokštą, tai ten taip įdomiai, jau praleidžiamam punkte stiklai išdaužyti, kur sargas buvo, išeina toks siaurom akim mažiukas, uzbekas, koks tadžikas, su tuo brezentiniu tokiu apsiaustu, automatą atstatęs su durtuvu, tas pulkininkas eina priekį, mes einam iš paskos, jis mum vos neįrėmės veda su tuo automatumu. Tai aš taip da pasižiūrėjau įdomiai, bet nuvedė nieko, pradėjom šnekėtis ir atvažiavo, kad technikai ten kiti dar į Šiaulių čia ir tada tuo metu buvęs saugumo čia paskirtas Šiaulių skyriaus vadovas Krugiškis, tai pasakė, kad čia daugiau nieko nėra, bet mūsų tie technikai atėjo lietuvių apžiūrė, sako, čia nebėra satelitinės aparatūras. Desantininkas sako, mane šiandien kaltinkit. Sako, ne aš. Su manim buvo iš Vilniaus grupė specialistų, kurie jie matė tą anteną, kad į užsienį neskleistų, viską ir tą satelitą paėmė. Tai aš nežinau, vėliau liktai kažkaip tai per tuos desantininkus, jūs parašykit, kad kažkokį ten raštą, kad mes viską čia paliekam normaliai, ten tas, nenoriu konfliktų, tas sako, bet kaip ten buvo, aš dabar nebeprisimenu, įsisprendė, bet liktai, kad tą satelitinę aparatūrą liktai ir gražino iš Šiaulių televizijos. Kad Juškus važiavo tą tunerį parsivežti. Galbūt, jo. Jo, nes jie buvo ten ta grupė, kuri buvo tų specų. Kiek aš supratau, ten buvo iš radio tos, kur dabar yra karo akademija, ten kažkokie radio specialistai buvo mokomi, ar ten kariškiai buvę, tai jie tos dalykus žinojo, jie ir paėmė tą viską. Kad įsivaizduot, kokia situacija tom dienom, pučo dienom mieste buvo, žinom, kad bokštą vieną paėmė, kitą bokštą, daugiau mieste kažkur judėjimas kažkoks, tai kažką ruošiasi imt, neimt. Tai va mes, buvo ir su tuo metu saugumo viršininku to Šiauliuose Krugiškiu, kuris buvo paskirtas saugumo atstovu, taip mes bendradarbiavom, jisai mums prašė, jeigu kas informaciją mes jam perdavinėtum, nes mes su Augustu Taraliu tada, čia mieste dalis mūsų vyrukų jau buvo iš tų savanorių, organizavom, jeigu pučas laimėtų, kad dalis pasitraukėm į pogrindį, nes supratom, kad mumis jau mes esam, apsišvietę ir galbūt ką mum, nes jeigu supratom, kad tenai iš to miestelio turi išvažiuoti kariškiai, buvo tokia informacija, kad su sąrašais ir gali žmonės rinkti, tai supratom, kad mum tektų trauktis kažkur, tai jau buvom numatę jau kur ir slėptuvę čia aplinkui, kad jeigu kas išeiti tą pogrindį, tai vadinam, bet neprireikia. O įtampa tai buvo ištisai, nes mes taip sekėm, kad, bet dalis, kaip ir sako, palaikė informaciją, kaip ir pasakoja Šavinis, kad dalį gaudo informacijas iš tų aviatorių, kurie nebuvo nusiteikę tam tokiem dalykam. Bet, sakau, tas laikas toks buvo įtampas. Bet be tų dviejų bokštų jie kažkur dar judėjo, planavo imti gal kažkokį... Tai desantininkam, ko gero, buvo užduotis imti tos pagrindinius svarbiausius objektus Šiauliuose. Mes jų užduoties nežinom, bet numatėm, kas galėjo būti. Galėjo būti ir savivaldybė jau tuo metu, nors žmonės buvo irgi susirinkę prie savivaldybės, budėjo po truputį. O mes tai jau daugiau, sakau, neršiam aplink tos karinį miestelį prie to esančių, kaip ten Purieno gatvėje, Purieno Vaidoto gatvės ten tame. Nes kodėl aš apie miestą klausiu, iš sausio įvykių mes turim nuotraukų daug, ten buvo prie savivaldybės, minė žmonių, visa kita. Kažkaip iš pučo tų įvykių? Puča buvo mitingas ir aš dabar, matot, kai aš daugiau važinėjau po miestą, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar ten, bet buvo, man atrodo, kad kažkas liktai buvo užbarikaduota, ar durys užrakinta, ar milicininkai, tie policininkai jau buvo priskirti ten apsaugai. Čia galėtų pasakyti daugiau Tručinskas. Jie tuo metu buvo mes, kadangi mūsų buvo tas kitas uždavinys, kaip savanoriam, tai mes jau tokia rankiam tą informaciją. O tokių kritinių momentų daugiau kaip ir nebuvo, tokių, kaip sausio 13, pučas, kaip daugiau kažkas tai tokio, ką galima būtų išskirti? Ne, daugiau tokių, kad kažkaip tai
po to jau apsiramino, aišku, tada jau 23 rugpjūčio, kaip tik po pučą, mes ten vėl susirinkom, mūsų tas būrelis, jau kadangi išgirdom, kad Maskvoje pralaimi, susirinkom į Sąjūdžio būstinę čia, Aušros alėjoj tenai, ir gavom skambutį iš savivaldybės, kad reikia tą paminklą kareivį nukelti. Ateina mes jau apsižiūrėti, kaip čia, kur jį ten reikia nukelinėti. 2 ar 3, dabar neatsimenu, policininkai su automatais mumis surenkia ir viskas. Ką jūs čia darot? Sako, mums įsakyms toks, nieko nežinom, sako, einam vedas mum į policijos tą pastatą. Tai tada buvo Vilbikas buvo, čia policijos miesto liktai jisai buvo viršininkas. Viešojos tvarkos jo. Tai mes jam tada davė telefoną, mes jam skambinom, sako, mums pasakė savivaldybė, kad reikia nuimti. Ten jie matyt susiskambino, savivaldybė mums paleido. Tai tada iš savivaldybės paskui organizavo staigiai kraną. Mes tada dar ir iš nakties bandėm to kranu ten nurauti tą kareivį, bet kad tas kranas pradėjo kilnotis, jisai nuo 6 ryto, ko gero, kokių 5 ar 4 dienos. Nes kaip pasirodė, kad ten labai gerai vokiečių buvo įbetonuota. Ir kas įdomiausia, kad tas kareivis, pati ta skulptūra iki pusės buvo prilieta betono, o to kareivio kojose buvo stripai, storesni negu ranka. Tie stripai buvo įleisti į tą pastamentą ir pusė jo buvo to kareivio viduj ir jisai buvo įbetonuotas. Įbetonuotas į pastamentą ir įbetonuotas pačiam kareiviui. Tai vargom, kol priėjom iki tų stripų, kol jos paskui suvirintojas, tam pakėlėm suvirintojas su aparatūra, kai jis tuos stripus nupjovė. Ir tada tik tai galėjom tą kareivį nukelti. Vėliau mes jį ten buvo taip, kad įdomiausia, kad tuometinis dar įgulos vadas atvažiavo, kad nebūtų čia pasityčiojimų. Mes pasakėm, nukelsim gražiai, nuvešim ir paskui pastatysim, jeigu reikia, jums ten Ginkūnų kapinėse, kur yra kareivių kapinės. Bet taip gavosi, kad jį nuvežė į vandenvietę, paliko ir paskui jis atsidūrė Grūto parke. Dar ir turiu nuotraukas, dabar kai su kareiviais buvau nuvažiavęs į Grūto parką, nusipaikslau prie to kareivio, kurį nukėlėm. Tai tada jau atėjo laikas kariuomenės turbūt kūrimo, ar ne? Jūs buvot savanoriai tuo metu, buvo davę priesaiką turbūt, ar ne? Mes priesaiką davėm parlamente. Tada sausio 11 mes davėm, 5-dienį tada priesaiką jau davėm. Tai gavosi taip, kad jau čia mes kaip savanorių tą kopą susikūrėm, mes pastoviai čia treniravomės, jau dirbom ir išėjo taip, kad prasidėjo kūrimas jau grinai karinių dalinių ir sužinojom iš komendanto Orento, kad bus Šiauliuose kūriamas batalionas. Tai aš to tokia turėjau mintį, kadangi mano dėdė čia ir buvo to kunigaikščio Vaidoto pulke prieš karą tarnavęs. Tai aš sakau, reiktų tada to vardo ir atkurti. Tai gavosi taip, kad suėjau su Vytautu Lukavičium, kuris buvo paskirtas besikuriančio bataliono vadu. Ir mes iš tos mūsų kopos pirmos 6 žmonės atėjome į tą batalioną. Ir prasidėjo tas batalionas kūrimasis, prasidėjo, kadangi čia tuometinė valdžia nelabai norėjo mus čia tam mieste laikyti, kad daugiau ir iš to vadinamo prie Vaidoto gatvės to miestelio, arba kaip ir norėjome ir toj Purienų gatvėje vidaus reikalų nieko neišėjo, nes buvo numatyta atiduoti policijai ir Vaidoto tam miestelį ten nebuvo normalių sąlygų, nes dalis pastatų buvo ten žmonės gyveno, tai vadas gavo tokią gal kaip ir nenurodymą, bet informacija, kad yra tam vadinamam užbridų miške, ten Smilgių kaimas buvęs, yra tas karinis miestelis, kur buvo raketinių dalinių atsarginė vadavietė.
Tai tenai, kad yra dalinys, jis išsikelia ir kad ten galima kareivinės atsiremontavus kurtis. Na ir tada prisijungėme, dar pradžioje mes buvome čia Šiaulių komendantūroje, įsikūrė tie pirmieji seržantai, karininkai, kurie buvo čia jau organizavosi Lietuvos kariuomenės. Ir iš čia tada jau kėlėmės, budėdavom tenai tam miške, kol išėjo galutinai sovietai, dar dalį, netgi porą savaičių kareivių nepriėmėm šauktinių, buvom jie pašaukti, mes juos paleidom namo, nes nebuvo įrengtos patalpos, po sovietų išėjimo nebuvo net valgyklos, net iki lapkričio mėnesio ją paskui kareiviai valgė palapinėje, remontavom lauko valgyklą, buvo kol atremontavom dalis tų kareivinių ir paskui pradėjo kurtis tas batalionas, o aš tada tuo metu buvau ten būrio tik tai vadu, turėjau tik tuo metu gavau tik viršilos laipsnį, kadangi iš savanorių. Ir metų pabaigoje tuometinis bataliono vadas Vytas Laukavičius sako, vyksta paskutiniai Kaune karininkų kursai, važiuok tenai, baigsi karininkų kursus, gausi laipsnį ir būsi karininkas, tai jau profesionalas. Na ir išvažiavau tada, 4 mėnesius buvau Kaune karininkų, dabar yra tai puskarininkų mokykla, tuo metu buvo paskutiniai karininkų kursai. Na ir vasario mėnesį jau baigiau aš tos kursus 93. Na ir grįžau į batalioną, tai va 12 metų tam batalione praleidau. Vaidoto batalione, kol jį paskui iškėlė į Rūklą jau, irgi jau tuo metu iš Šiaulių krauščiau visą tą batalioną kartu su savo kolegom ir kariais į Rūklą, o daugiau jau gavau rotaciją į Panevėžį, į karo prievolės centrą, kur buvau 3 apskričių atsakingas už mobilizaciją, to centro, karo prievolės centro Panevėžio viršininko pavaduotojas, tai buvo atsakingas už tų šauktinių paėmimą į kariuomenę, tai priklausė 17 skyrių nuo Naujosios Akmenės iki Visagino, tai va teko rūpintis važinėti po tas 3 apskritis, žiūrėti, kad būtų vykdomi šaukimų planai, na ir paskui jau pagal amžių atleido į atsargą. 2006 kalėdom jau buvau civilis, nes buvau išėjau kapitono laipsnį į atsargą. 12 metų. 12 metų, reiškės, ir jūsų kokios pareigos, vadas buvot bataliono? Aš buvau skyriaus vadu. Buvau iš pradžių, kaip baigiau ir tą karininkų kursus, laikinai dar buvau ir kuopos vado pavaduotojas, paskui kuopos vadas irgi toliau mokėsi, aš buvau ten trumpai kuopos vadu, kol tą kuopą reorganizavo, nes tada vėl truputį kitaip kariuomenę mažino, ten lėšų trūkumas, buvo ten atskira istorija apie tą kariuomenės kūrimas ir kaip mes kūrėmės ten iki tol, kol rimtai tapom profesionalais, ten buvo ilgas dar kelias, kol patekom į NATO, čia irgi kita yra istorija visai. Na, o paskui jau į civilį gyvenimą išėjau į atsargą ir tuometinis buvęs Šiaulių oro uosto direktorius Romas Mikšys, kadangi dalis kariškių buvo perėję, kai kėlė dalinį į Rūklą, jie perėjo į Zoknius, karininkų ten reikėjo visokių sričių. Ir ten seržantai, tai kadangi aš jų daug ką pažinojau, sako, man reikalingas aviacinio saugumo vadovas, kuris gali bendrauti su kariškiais, tai vat ir... Civilinis oro uostas, bet jisai buvo karinės bazės teritorija. Tai vėliau mes jau čia, ar ne, gal ir 15 metais bijau pameluot, gavom atskirą pagal tuometinio premjerministro nurodymą, gavom teritoriją 26 hektarus pačioj tos karinės bazės teritorijoje kaip civilinis oro uostas ir dar ten 3 hektarus gavom už teritorijas, kur dabar statosi tam buvusiai toj sovietiniai degalų bazė. Yra ta teritorija dabar išvalyta ir ten kažkas irgi statysis šiuo metu. O tau teritorija statosi tai civilinių orlaivių remonto angarai, tai bus remontuojami civiliniai orlaiviai. Ir dabar jūs dirbate ten? Dabar aš dirbu, esu kaip pasakyti, Šiaulių oro uosto aviacijos saugumo skyriaus vadovas. Na, porą kartų teko po
apie 8 mėnesius. Vieną kartą, kitą kartą, kol nebuvo direktorių, teko ir pavaduoti direktorių pareigose dirbti, bet vis grįžtu į savo pareigas, kai atsiranda vadovybė ir šiai dienai taip ir dirbu. Ar dažnai susitinkat su senais, kovos draugais, kaip pasakyti? Praktiškai mes tie savanoriai renkamės kiekvieną sausio 13. Iš tų savanorių, kurie ne visi ateina tuo metu, dalis jau yra mirę. Ką galiu paminėti, su mum buvo ir mano, kaip sakyti, kolega ilgą laiką buvęs žvalgybos būrio vadas mūsų batalione Egidijus Tarabildava jau irgi nėra miręs. Yra kiti žmonės, kurie buvo ir savanoriuose, nebuvo ir batalione, yra jau irgi mirę. Laikas eina, jie, kaip sakyti, vieniem lygas, kitiem amžius. Iš tų ir sąjūdiečių jau daug ko irgi nebėra, yra daug kas ir Šiaulių sąjūdiečių jau mirė. Kaip sakoma, laikas eina, niekas nesustabdo jo ir mes tokie esam. Bet, kaip sakyti, mes džiaugiamės, kad yra ta atkovota nepriklausomybė, kad esam laisvi, esam demokratiška šalis ir taip ir gyvenam.